Labas, Dorota. Labas, Ernestai. Ką valytoja dirbi? Taip. O juk taip gerai mokysi. Koks tavo reikalas, neklaimas, paslysi. Prašom stot, teismas eina. Prašom sėst. Šiandien čia susirinkome nuspręsti, ar pastatyti Brigitą Dragūnaitę į nepilnamečių reikalų įskaitą. Teismo priežastis. Panelės Brigitos Dragūnaitės nelankymas pamokų, nesiklausimas tėvų, policijos įspėjimų ignoravimas. Žodis suteiktas prokurorai. Sveiki, aš esu prokurorė Helena Utkinaitė. Šiandien susirinkome čia, kad nubausti Brigitą Dragūnaitę. Taigi aš prašau teismo, kad Brigita Dragūnaitė pastatytų į nepilnamečių vaikų įskaitą. Dėl jos nelaikymo pamokų ir kad nevaikšto mokyklą. Tiek. Ačiū. Žodis suteikiamas Brigitos advokatai Gretai Persijanovai. Aš pageidaučiau mirtinos tylos ir supratimo. Teisėjas paminėjo Brigitos kaltinimo priežastis. Nelankymas pamokų tai buvo didžiausia Brigitos problema. Ji nelankė mokyklos, todėl, kad buvo ignoruojama kaip naujokė. Neklausimas tėvų taip pat prisidėjo prie pamokų nelankymo. Tėvai nežinojo, kodėl ir dėl ko Brigita nelanko mokyklos. O bandydami kalbėti su ja, ji vis tylėdavo ir nenorėdavo apie tai kalbėtis, galvodama, kad dar daugiau pridarys bėdų ir gėdos, kurie jautė prieš klasiokus. O apie policiją ji galvoja tik tiek, kad jei ji būtų papasakojusi, tuo labiau tyčiotųsi iš jos klasiokai sužinoję, kad ji pasiskundė policijai. Iš tiesų, Brigita yra labai protinga mokinė. Ji mokėsi labai gerai, o ypač geriausiai supranta matematiką. Nelankydama mokyklos, ji vis vien sprendė uždavinius ir mokėsi toliau. Pasakodama man apie save, ji užsiminė, kad trokšta būti matematikos mokytoja. Ji tiesiog paprašė mano ir jūsų pagalbos, kad klasėje priimtų kaip naują mokinę. Ačiū už suteiktą žodį. Paskutinis žodis suteikiamas kaltinamajai. Aš prižadu tinkamai elgtis, gerai mokytis ir lankyti mokyklą. Teismas išklausė abi pusės ir skelbiama valandos trukmės pertrauka. Teismo sprendimui priimti. Prašom stoti, teismas eina. Nusprendėme, atsižvelgdami į Brigitos gerą mokymąsi ir pastangas, su sąlyga, kad pirmą mėnesį žiūrėsime jos lankomumą ir pažymius, o dėl patyčių bus pranešta mokyklos direktoriui, kad įpareigotų mokytojus pravesti mokiniams pamoką be patyčių. Nutarėme nestatyti Brigitos į nepilnamečių įskaitą. Teismo posėdis baigtas. Prašom stoti, teismas eina. Brigita, čia tu? O, labas, Ernestai, kokiais čia tikslais? Mano dukra čia mokosi, o kaip tau sekasi? Pakankamai gerai, susikūriau šeimą, dirbu matematikos mokytoją. Nieko sau. Tai gerai, Ernestai, skubai pamokai, iki sėkmės tau. Ate. Reikėjom skubai pamokai. Teismo priežastis. Teismo Aš pageidaučiau mirtinos tylos ir supratimo.
Teisėjas paminėjo Brigitos kaltinimo priežastis. Nelankymas pamokų tai buvo didžiausia Brigitos problema. Ir nelankė mokyklos, todėl, kad buvo ignoruojama kaip naujokė. Neklausimas tėvų taip pat prisidėjo prie pamokų nelankymų. Tėvai nežinojo, kodėl ir dėl ko Brigita nelanko mokyklos. O bandydami kalbėti su ja, ji vis tylėdavo ir nenorėdavo apie tai kalbėti. Galvodama, kad dar daugiau pridarys bėdų ir gėdos, kurie jos